Sveiki visi atvykę į satsangą. Kas yra mūsų planeta? Argi ji nėra energija, jog ji yra judanti, o ne stovinti vietoje? Ir kas yra mūsų galaktika Milky Way, jeigu ne energija, juk jos visos dalys yra judančios, skriejančios aplink save. Ir kas yra galaktikos, jeigu ne energija, jog jos yra tokios pačios kaip ir mūsų galaktika. Visos jų dalys yra judančios, besisukančios aplink save ir tai atskleidžia mums tai, jog jos yra energija. Ir kas yra Saulių sistemos, jei ne energija, jog jos yra judančios ir jų dalys yra judančios, skriejančios aplink save. Taigi, argi nėra Saulių sistemos tiesiog energija? Ir kas yra visatos, jos yra pulsuojanti energija šiuo principu. Ir kiek tų visatų galite įsivaizduoti, tiek jų yra kaip energija. Visos jų dalys yra judančios, taigi jos yra tiesiog energija. Kas yra planetų sistemos, jei ne energija, juk visos planetos sukasi aplink save. Jos yra judančios, argi jos nėra judančios? Mūsų planetoje yra gyventojų, kurie buvo kosmose su kosminiais laivais. Ir jie pastebėjo kosmose tai, jog mūsų bestebėdami ilgai mūsų planetą, jog mūsų planeta yra tiesiog energija. Tai galite padaryti ir jūs. Ir siūlyčiau tai atlikti. Tiesiog, kai skrendate, yra ir paprastesnis būdas. Tiesiog, kai skrendate lėktuvu,
ilgą reisą, porą dienų, visą dieną stebėti, kaip per lėktuvo langą, kaip planeta sukasi, ir tai turėtų padėti jums suvokti, jog jūsų planeta, kurioje jūs gyvenate, yra energija. Galite tai atlikti ir namuose su tiesioginė kosmoso transliacija jūsų planetos ir galbūt tai jums padės. Taip pat yra kosmose toks reiškinys kaip dujų planetos ir jis yra vadinamas nebula, tai yra dujinės planetos ir jos taip pat yra judančios aplink save ir jos taip pat yra energija. Taip pat yra toks kosmoso reiškinys kaip kvanteriai ir tai yra tiesiog dvigubos galaktikos, dar kitaip spiroklinės ko gero galaktikos ir kvateriai taip pat yra energija, nes visos jų dalis yra judančios, besisukančios aplink save. Taip pat ir tolimesnėse Saulės sistemose mėnuliai taip pat yra besisukantis aplink savo ašį ir jie taip pat dėl to yra tiesiog energija. Taigi, jeigu jūs stovite ant besisukančios aplink savo ašį planetos, kodėl jums neįsisąmoninus jūsų planetos judėjimo kartu su savimi? Juk planeta yra judanti, o ne stovinti vietoje. Ir nuo šios būsenos jums reikėtų pereiti į tolimesnės sferas, į tai, jog juda ir galaktikos ir apsvarstyti, argi jos nėra energija.
jos iš tiesų yra tiesiog energija, bet jums reikėtų tai suvokti ir suprasti. Todėl energija, jog jos yra besisukančios aplink savo ašį. Dar kitaip materialios visatos samprata yra vadinama Maja ir iš jos galite ištrūkti svarstydami jūsų visatos, kurioje jūs esate realumą, apsvarstydami jį. Taigi, kaip vyksta svarstymas, jeigu jūs suvokiate tai, jog visos jūsų visatos, kurioje jūs esate dalys, yra judančios, reiškia ši visata yra energija, judančios aplink savo ašį. Jeigu jūs suvokiate, jog visos visatos dalys, kurioje jūs esate, yra judančios, besisukančios aplink savo ašį, tos dalys juda ir sukasi aplink savo ašį, dėl ko visų tų dalių nepriimti tiesiog kaip energijos. Jeigu visos dalys yra judančios, tai yra skleidžia tai, jog jos yra tos dalys tiesiog energija. Judančios ir ne tik judančios, bet judančios aplink savo ašį ir tik į vieną pusę. Tai dar kitaip būtų galima suvokti kaip tikrąją visatos prigimtį. Tai, jog visatos dalys yra tiesiog energija.
Mūsų pasaulio prigimtis yra tokia pati, kaip ir visatos prigimtis, tikroji prigimtis. Mūsų pasaulio tikroji prigimtis yra tokia pati, kaip ir mūsų visatos prigimtis tikroji. Tai ir yra išsivadavimas iš materialumo koncepcijos, kuri yra sunaikinama suvokus visatos tikrąją prigimtį. O visatos tikroji prigimtis yra energija. Ir tai taip pat yra vadinama daug yra pavadinimų. Yra pavadinimas, jog tai yra maja, jog tai yra kosminė iliuzija, jog tai yra samsara. Ir visi šie pavadinimai yra teisingi. Jeigu jūs laikote save uždaryti kosminėje iliuzijoje, jums skauda, dėl to išsivaduokite iš jos, suvokdami savo visatą kartu su visomis jos dalimis, tiesiog kaip energija. Ir eikite toliau į tolesnius suvokimus. Į tai, jog visos visatos yra tiesiog energija, į tai, jog visos galaktikos yra tiesiog energija ir į tai, jog visos saulių sistemos maksimalus jų skaičius yra tiesiog energija. Ir į tai, jog visos planetų sistemos taip pat yra tiesiog energija. Išsivadavimas tik
iš planetinės iliuzijos, taip vadinamos matricos, kurią daugelis bando mokinti, tai jau yra pasiekimas ir tai yra visai ne matrica, o tiesiog protas. Protas gali būti toks stiprus, jog jūsų protas apima visą planetą. Ir tai visgi lieka jūsų protas. Protas ir yra pasaulis, o pasaulis yra energija. Taigi nuraminkite, pervesdami dėmesį į save, savo protą. Protas taps ramus ir tyras. Ir atlikinėkite šią praktiką kiekvieną dieną, kol ji netaps atliekama visada. Jūs iš tiesų esate absoliuti, neribota, universali, tobula sąmonė ir buvimas šioje sąmonėje, tame, kuo jūs iš tiesų esate, reikalauja koncentracijos į save, į tai, kas jūs esate. Tam, jog būtumėte ramūs ir laimingi. Taigi suskaldyta planeta yra dvaita, planeta vientisa yra advaita.
kaip dangaus skliautas yra sujungtas su jo turiniu, taip jūs esate sujungti su jūs supančiais mylimais žmonėmis. Kai užpuola bloga savijauta, ji yra tarp pasaulio objektų išsisklaidęs negatyvus fonas ir jūs jį galite panaikinti, susikoncentravę į save. Mokinantis matricos išsivadavimo iš matricos remiasi tuo, jog pasaulis ir yra matrica, bet matrica nėra tokia silpna ir jeigu jūs išsivaduosite iš pasaulio matricos, suvoksite pasaulį kaip energiją, yra matricos ir kiti pasauliai, taigi tai nėra joks išsivadavimas iš matricos, nes filmą Matrica matė netgi kitų planetų gyventojai. Dėl to ši idėja matrica lieka tik idėja. Kuri yra pasklidusi po kitas netgi planetas. Ir ši idėja yra išvystyta netgi iki išsivadavimo iš idėjos, taip vadinamos matricos. Daugelis laiko savo pasaulį matrica, o tai yra suvokimas to, jog pasaulis yra tiesiog energija, tai ir yra taip suvokiamas išsivadavimas iš matricos, bet iš tiesų
tai yra atskleidimas tikrosios savo proto prigimties, o ne joks išsivadavimas iš matricos. Taigi mes visi esame viena, vienybėje ir meilėje kartu sujungti. Linkiu Jums gero vakaro, iki pasimatymo kitame satsange.